Du faktai, kurie išduoda, kad esi tikras lietuvis. Pirmasis – mėgsti išgerti, antrasis – mėgsti bulves. Todėl šiandieną mes esame čia, tikrame bulvių rojuje, Ajo Mama Potato Cuisine restorane. Kadangi esu moterytė, kuri mėgsta pavalgyti, užsisakiau 2 bulvytės, o 3 dar laukia desertų. Pirmasis pasirinkimas – bulvės su silke, negalėjau atsisakyti, visiška lietuviška klasika, kaina 8,20. Antrasis pasirinkimas – bulvytės su plėšyta jautiena, kainavo 9,90, mėsytės tikrai gausiai. Kas labiausiai patinka, tai kad bulvė yra suskuryta, čia mano delikatesas tiesiog yra. Pasakiškas sūris, mėsytės skani, daržovės šviežios. O kas norit aštresnių pojūčių, yra naminis padažiukas. Sakė, aštresnis visai, pabandykim. Tikrai aštrus padažiukas. Bet skanus. Tikrai nėra prie ko prikipti, labai geri ingredientai. Duočiau šitai gal net 9,5. Dabar mano silkutė. Tai ką, ragaujame silkutę? Su silkutė duočiau 8,5. Pusę? Labai lietuviškas skonis, primena pučias kalėdas tą laikotarpį. Man asmeniškai gal trūko grietinės, bet silkė pati labai skani. Na ir kaip minėjau, mano deserčiukas taip pat būtų bulvė su raklete sūriu, karštu, ką tik nuo pečiuko. Beje, norėčiau pabrėžti, kad praeitas bulvės, kurios valgėm, jos nebuvo sausas bulvės, jos buvo sumaišytos su sviestuku ir sūriu. Skonis tiesiog buvo wow. Tiesiog sūrio vakarėlis šiandien pas mus. Skonis intensyvus, šoninės sūriukas, viskas, kas reikalinga auginti gerai masiai. Duočiau 9, bet suplėšyta jautiena man patiko labiau, buvo sultingesnis, mėsytė, daržovės. Čia labai skanu, riebesnis variantas, toksai žemiškesnis. Tad mano favoritas lieka suplėšyta jautiena, bet šitas antrasis būtų 3 vietoje silkė. Rekomenduoju, atvykite, jeigu atsibodo įprastas maistas ir norit kažko kitokio, ši vieta būtent jums. O komentaruose rašykite, koks bulvinis patiekalas patinka jums labiausiai. Iki greito. Oi, kas čia buvo?